Labą dieną. Labą dieną. Su naujais metais, nors jau nauji metai ir praėjo, 12 diena šiandieną sausio yra 2016 metų, bet vis tiek aš noriu jūs ir visus kitus, kurie stebi mūsų mini laideles, filmukus, pasveikinti su naujais metais ir palinkėti būti sveikiem. Sakykit, ponė Milda, kiek laiko jau praėjo nuo to momento, kai mes darėm paskutinį interviu? Jeigu aš neklystu, tai pereitais metais, tokiu pat laiku. Metai laiko, taip. Ir kaip matome, atrodote gan gražiai, svoris sugrįžo, ar ne? Oi, ne. Priminkit, prašau, kiek jūs numetėt svorio per šiuos metus? 40 kilogramų. Kokia jūsų dabar mityba, sakykit, ar jūs maistą reguliuojatės, ar jūs grįžot prie senų įpročių? Tai labai įdomu tiem, kurie nori visgi atsikratyti tų kelių ar keliasdešimt kilogramų. Kaip, kad labai žiūrėčiau, tai tikrai ne, bet šiaip tai labai jau nepiknaudžiauju, belekuo. Sakyk, kad ar yra tas potraukis, noras, tiem riebiem patiekalam, nes anksčiau turbūt tas lietuviškas stalas, virtuvė tokia lietuviška, jinai buvo kasdienybė turbūt, taip? Tai be abejo, lašinukai pirmoje eilėje. Toliau cepelinai, kugeliai. Oi, kas be ko, taigi taip. Kaip dabar su šitais patiekalais? Labai retai, bet visą laiką jau, jeigu yra toks noras, tai jau tikrai pasidarau ir visus kitus vaišinu ir laukiu anūkai atvažiuoja ir tiek visko pridarau ir pati valgau. Ant kiek dažnai būna, nes tai yra svarbu visgi žmogui, ant kiek dažnai tas patiekalas, sakykime, vartojimas, tas riebus maistas, į mėnesį kartą, į savaitę, į 2 mėnesius? Oi, tai gal į 2 mėnesius kartą, tiesiog aš nežinau, kaip pagal poreikį. Kaip pas jūs reikalai su pasivaikščiojimais, dar vis tęsit juos? Be abejo, būtinai ir dabar jau kuo toliau to ilgesnį jie darosi. Kaip su vandenuku draugystė? Irgi taip padraugaujam labai gerai. Nepykina nuo vandens? Ir kaip jau ne. Labai puiku. Sakykit, kokia buvo reakcija, kai jūs nuskrendat į Lietuvą, visgi žmonės, kurie nematė metus laiko, buvo jūsų, kokie įspūdžiai? Oi, tiesiog nuostabu, žinokit, tikrai esu labai patenkinta ir jaučiuosi jau tokia ir graži, ir jauna, ir žavinga, vienu žodžiu, visokia labai patenkinta savimi. Ir ką aš naudojau ir tikrai visiems siūlyčiau visoms mielom poniom, produkcija tikrai yra puikiai. Ir jau vieni mane pažiūrėjus, galite tikrai neabejoti tuo. Galbūt dar pabrėžkim tai, kad būna ir tų kritinių momentų, kai tikrai, ta problema, kai jinai išeina. Tai buvo, bet tai čia buvo pačioj pradžioj, jau po tų pirmų paskyrimo daktarės produktų, tai taip, o paskui tikrai ne. Bet turbūt galima tai iškęsti. Svarbu netylėti, o skambinti tam žmogui, kuris rekomendavo diagnostiką, kuris pakvietė. Taip, netylėti. Tai be abejo, būtinai reikia konsultuotis už tai, kad pats taigi žmogus nežinai, kas tau darosi. Ar čia taip turi būti, ar čia natūralu, ar čia jau, kaip paprastai žmonės sako, oi, įkišo, tikrai ne. Skambykit, klauskit mergaitės, sakykit ir patars jums, bet viską, žinokit, išsisprendžia, jau ilgiausias savaitės laiko, toksai būna, nemalonus pojūtis, ten nėra, kad jau ten negali nei tęsti, nei ką, bet kažkas tai vyksta, jau vyksta, procesas juda. Aišku, dėkui labai, kad pasidalinote. Prašom, labai malonu. Iki sekančių kartų. Iki.